Labukas, 6 diena, pradėjau prieš jau kokį, kiek čia gal prieš valandą kokį, o ne prieš valandą, ne, prieš 40 minučių, pradėjau važiuoti prieš 40 minučių, išvažinėjau iš Varšuvos, čia ta Varšuva tokia nesibaigianti, didelis miestas, bet iš esmės tai pravažiavau senamiestį. Nu, kaip nesenais, Dangoraižių rajoną, gal iš senamiestį šone buvo. Tai šiandienos planas labai ambicingas. 105 kilometrai. Ir tikslas yra rytoj vakare būti Čenstachova. Toks yra, nežinau, vaikystė dažnai girdėdavau Matka Boska Čenstachova. Kaip tipo švenčiausia mergelė Marija iš Čenstachovo. Kaip suprantu, čia kažkokia istorija buvo apie tai, kad mergelė apsireiškė ir kažkaip tą protestantizmą prigesino besivystantį. Jeigu aš teisingai čia prisimenu. Tai va, tai važiuoju į Čenstachovą. Šičia įdomiausia, kad Eurovelo kelio čia jau nėra. Tai iki Varšuvos, toliau tokie maži gabaliukai matosi ir jau prie Krokuvos vėl toliau eina. Tai turbūt džiazuosiu šiandien dar daugiau, nes va, kriuksi Kamuto maršrutas, o važiuoju pagal Google Maps'ą. Tai gal kas Google Maps'as veda labai gražių takų, puslaikį per Kamutą pastikrinu, ar aš čia nelabai pievas pjaunu, nes Kamutas labai mane tai šunkelis veda. Tai dviratininkų daug. Įvairių, aišku, milijoninis miestus, net čia panorėt. Taip pat noriu jūs atsiprašyti už prastą garsą vakar. Tikiuosi, šiandien jau supratau, kaip veikia. Ir šiandien tikiuosi, jau taip nebus blogai kaip vakar. Keistai čia tie mikrofonai dar tam tikram režime būt, kad jisai įrašinėtų. Tai tikiuosi, pamoką išmoksiu ir garsas ateityje bus geras. Tai vėl daug nepavyko. Bet bent jau skolą su videkais tai atidaviau. Visus 5 video jau sudėjau. Nieko, jau rytoj užsimiegosiu. Kaip tyčia daug sakiau važiuosiu ir 2 vietose stosiu. Tai pastoviai, tai KFC, tai Maksas, tai McDonald's. Visas tas dienas tai nebuvo nieko. O dabar visi iš eilės, nors man dachera minti. Nu, tokios pagundos. Reikia atsispirti. Aš minu, čia minu, moteris taip gražiai mina, tokia arti 60, mina sau ramiai, aš kapoju, čia vėjuosi, vėjas į veidą, o nesuprantu, kaip ten taip mina. Dabar aplenkiau, pasirodo su elektrinė pavara moteris, štai dėl ko taip gerai mina.
Su elektriniam pavarom čia. Aišku, čia apylinkėse važinėjai. Tai labai patogu ta elektrinė pavara. Kiek pamini, kiek patraukė. Namo grįžti, rozetę įkiši. Tu dien važiuoji. Fainai. Ką taip gražiai myniau. Buvo visą laiką dviračių takas. Ir ženklai, kad mašinams, dviračiams draudžiama. Tipo pagrindinių kelių. Ir tada bam. Ir sako, baigėsi dviračių takas. Iki kaimo 5 kilometrai. Nu, bet čia 3 ženklius skaičius, tai ir eismo žiūriu nedaug. 2-3 mašinas pravažiuoja, vėl tyla. Vėl 2-3 pravažiuoja. Kai važiuojam šito. Geras minu. Ir moteris pakeliai stovėjo. Galvoju, čia gal man vaidenas. Bet ne, pasirodo, turbūt spėju, lengvo tos elgesio moterėlės. Ar furistų laukia, ar ko. Įdomi čia. Prie kažkokio rajonė kelią už Varšuvos. Įdomi, įdomi. Nu, labai stiprus vėjas į veidą. Labai. Vos judu. 19 km/h. Nors pastangos dedu 107 vatų. Čia matyti rugpjūčio orai prasidėjo. Kai nuo karščio eina. Paskui visokie škvalai. Kažkoks įdomus garsas atsirado. Atrodo, čia su vienu pedalu. Ne su šituo. Nu, kažkaip keistai po vieną. Ar čia kažkas papuolė į tą ašelę? Ar guolis? Norėčiau tikėti, kad guolis parėjo. Čia dar niekam nuvažiuoti. Erzinantas garsas. Nežinau, kas šito širdis. Žabkai sustojau. Čia yra tokia kaip ir košė, be pridėtinio cukraus. Tokia kain čia turi. O, nežiūriu tik sustoti. Taip, ką čia neturi. Cukraus 10 gramų, 100 gramų, 7,9 kalorijos, kilokalorijos. Nu tai va, 2 gramai baltymų, C, D vitamino po biškį, B6 biškį vitamino. Tai va tokia kaip ir košė su bananu, su jogurtu ir su kakao. Visai skaniai. Tai kaip košė. Šalta. Nu, ne šalta, tokia jau šilta, pašilusi per dieną. Tai vat. Tokių įdomių reikalų yra. Ir dar atradau, esu pasiėmęs, va tokias tyrelės. Žiauriai geras dalykas. Irgi 11 gramų cukraus, 50 kilokalorijų, 100 gramų. Štai mašiną praleidžiam. Įvairių skonių. Pagrindė tai obuolių saulių pagrindu, ar obuolių tyrelės pagrindu gal. Tai tie. O čia tai va grinai toksai, tipo į mokyklą įsidėti, į darbą. Tas va užkandėlis. Be pridėtinio cukraus. Įdomi. Pabandysim, pažiūrėsim kaip čia savijauta.
šiam 3 kilometrus. Šiandien karšta ir vėjas net pučia karštas toksai. Dar liko 100. Kai ir aš dotrauksiu iki tos vietos. Su tokiam ambicijom. Navigacija rodo 9 vakaro. Nu, tamsu bus jau 9 vakaro. Nežinau. Skamba labai ambicingai. Iš kur lenkiški obuoliukai mus pasiekia. Šva čia. Raudoni serbentai. Ten buvo didesni krūmai, čia mažesni. Paprastai čia kur šviesu dėduosi laikrodį. Šiandien, kad tą mikrofoną užsisekčiau, aš nusprendžiau aukščiau užsisekti ir matyt labai stipriai užgrėžiau. Dabar biškai praėjo, bet taip įdomiai, čia taip sutino iš apačios. Tai, nežinau, čia tikiuosi praeisiu 2 valandas, kai nusėmiau. Nu ką, važiuoju, nei čia man spaudžia, nei čia ką. Sustojau, žiūriu, čia tokia pūslė vandeninga. Tai, nežinau, turėtų išsivaikščioti.
Ой. Miškai, miškeliai, tas smėlis. Įvarė į tokį mišką mane navigacija, tipo varyk, ten bus gerai. Ką žinau, aš nežinau, kad ten tiltuko nėra, visą kitą. Varau pagal dujotiekio magistralę, matyti serviso kelias. Ir baigė serviso kelias. Ir tokie, ką žinau, tai šernų išrausta, žmonių, neišsuprasiu. Na ir kritau. Paskui ten bandžiau toliau stumtis, gal toliau atsiras kelias. Nieko panašaus kelias neatsirado. Stumus dviratį į kalną. Dar vėl iš to miško 2 kilometrus važinėjau. Nu ne kažką. Ant tokių yra prasileidimų. Nereik persijengti su planavimu. Ar tai paskui byra, tai planai, laikas dega. Tai gerai, stresas, nervai. Kažkas tai. Dar kažkas dviračiai pradeda barškėti. Po visų tokių bajerių. Šaka. Nu, pasiėmiau hotelį. Arkada, atrodo. Ar Armada. Nu, žodžiu, nedavažiuosiu ten to 80 km. Užteks varyti. 7 turėčiau būti jau kambarį viešbučios, bus pusryčiai. Simiegot gal pavyks šiąnakt. Ir viskas. Ir pavažiuos toliau. Apibendrinant šiandieną, tai tokia nieko įdomaus, karšta buvo, bet metodiškai gėriau tą visus elektrolitus. Baikom šiandien klausiau labai nuoširdžiai, kaip ir vakar. Tai, bet kažkaip kojas, nežinau, neįsijungia. Atrodo, ir tų vatų yra, ir jėgos yra, bet kažkaip jaučiu, kad nejungiu sąmoningai, reikia pastangų sąmoningų dėti. Toks pasitaupimo režimų. Gerą valandą, turbūt daugiau net, užtruko, gal išvažiavau iš Varšuvos, iš tų visų kelių ten, nu, net tų, kaip čia pasakyti, šviesoforų, sankryžų ir panašiai. Kas labai stipriai stabdė, o po to didžiulį dalį laiko važiavau dvirtakiais. Nu tai irgi ne kelias, kaip čia dabar, čia nieko beveik nedarant 17. Tai ten ir pastangos reikia, ir nelygumai, važiavimai, pakilimai, nusileidimai tokie, nu yra tokie bairiai. Čia jau bambu, matyti iš nuovargio. Tai, bet bendrai, tai ką žinai, neblogai vis tiek. Beveik 100 nėra, bet pakankama. Ambicija 100 PM buvo nereali, tai vertinant dar tas, ko išvažiavimą iš miesto. Nu, čia Druskininkų variantas, kur aš netgi kelią žinau, tai maždaug žinau, kam ruošas ir šviežias važiavau. Ir tai atvažiavau praktiškai po tamsiai. O čia, nežinant kelio, čia tikrai nesuprojektuosi tą kelią, nesusiplanuosi taip detaliai kiekvieną kampą, kaip tas miškas, kur kritau. Tokio, nu ką žinau, atrodo kelias kaip kelias, jeigu yra, rodo upelį, tai yra tiltelis, o ten tiltelio net nėra. Ten 2 betono gabalai įkalti tam, kad srovę stabdytų, jeigu matyt potvinis, ir medis nuvirtas. Ir prieš, ir po, jokios infrastruktūros, nei kelio, nei takelio, nieko. Tai ten neįmanoma. Ir to
Nu tai va, tai tiek iš tokių vaizdingų vietų tai irgi. Nieko vienas ežeriukas vas. Gražus, pro kurį pravažiavau. Kurių kirbėjo šok nusimaudė, bet labai jis toksai atviras, labai matosi. Būčiau šokęs nuogas, tai labai matytųsi. Tai va, tokia diena. Tokia diena. Bus 5 kilometrai. Ir 5,5 valandos minimum. Saulė va dar dangui, bet jau pabiškį leidžiasi. Tai jau tuoj pradės ir temti. Mano galinė šviesa nusėdo. Vakar nepakroviau. Tai jo, negerai visą dieną atlaiko. Praškai parą atrodo atlaikytų. Ne parą, bet jau 18 valandų. Bet jei atlaikyti ten 2 dienas, tai be šansų turbūt. Tai gerai darau, kad kraunu. Šiandien nepakroviu. Nu tai tiek žinių. Bendrai diena nebloga, atlaikiau 31 laipsnio karštį. Stiprų vėją ir dabar va, tas stiprus yra vėjas. Tikiuosi mikrofoną sutvarkiau, tai gal negirdėsit jo. Nu dabar kaip ir biškai aiškiau, kodėl to EB11 nėra. Šitų kelių regioninių, kuriais dviračius galėtum leisti, nėra. Varšuvos lyg tai yra keliai tokie su dviračių takais, bet po to va, prasideda tokia. Kažkada va čia šone bus pėsčiųjų dviračių takas, bet šitam gabaliukė, o kur važiavau, nieko nėra.